Va! Suprantat, tokią pasaką aš dabar jums tai paruošiau, bet čia taip reikėtų kokio efektų. Nu, aš padarysiu efektų. Taip reikia, kad debesis įsisklaido ir saulė pašviečia. Tai, debesis įsisklaido, saulė šviečia, viskas efektas. Kokį nesąmonę čia padariau, bet nieko tokio. Pasaka apie Slibiną. Taip. Kunigaikštystėje, pri kunigaikštystėje gyveno gerieji žmonės. O po žmonėm giliai taip tūnojo po žemę. Tūnojo Slibinas Skalūnas. 1000 metų tas Slibinas ten ramiai gulėjo. Tie žmonės niekada netrukdė. Nu, beveik. Nu, būdavo ten melioracijos grioviuką pakasa, bet taip atsargiai, taip akuratinai, kad taip nežadintų Slibino. Nes Slibinas buvo įsikasęs labai giliai dirvožemį, va. Bet kartą pri kartą pasirodė toks nematytas jaunikaitis. Vardu buvo jisai Ševronas. Taip, su importiniais šarvais, visas toks. Ir kreipėsi į gyventojus. Tokį kažkaip įdomiais, tad pabandysiu aš gerai. Sako, mieli lietuviai, aš siūlau jums dabar iškasti visą šitą Slibiną Skalūną ir ištraukti paviršių. Tada mes jį nudobsime ir mėsos mums užteks visiems ilgiems metams. Ir jums, kaimiečiai, nereikės važiuoti supermarketus. Tai va, nu ir tas jaunikaitis, tik žinot, užsimojo tokiu suraidytų kardu. Nu, toks raitytas kaip, žinot, kaip kiaulės uodega ant galo, taip. Tokia metalinė kiaulės uodega, įkadės į žemę. Nu, bet nedėjo. Nedėjo. Nesgi žmonės pradėjo rėkti. Sako, ką tu čia dabar darai? Importinį lodariau tu? Ką čia dabar nori dėt čia su to kardu? Kad čia išdarinėjai, durniau tu? Nu, taip šaukia jie visi ten bikšum. Suprantat? Taigi žmonės nenorėjo pažadinti Slibino. Įsivaizduojat? Taigi Slibinas Skalūnas 1000 metų po žeme gulėjo, tūnojo, taip ramiai. Ir galvojo, kad atsikels tas Slibinas. Taigi norės sysių. Tai čia būtų toks 1000-mečio sysius. Taigi čia, kai varytų čia į tokius tsunaminis, čia čirkšlėm, čia tokiom, kad čia vartytų visas tvoras. Su savo to drakoniniu, to. Taigi jis čia duotų tokia, kaip čia į visus šulinius užterštų. Ir vandenis. Nedaug dieve drakono sysių pamatyti. Tai va, ogi laukia ten minė, ten būrys žmonių, jie tokie vieningi. Jis toks kaip vienas bendras moment klijus. Toks taip tvirtai laikas. Bet tik tai pūkšt, prasivėrė ir išėjo toks piktas vienas. Ir tas vietinis, pikčiausias visas. Pavardė Žygaitis. Ir kad vožė jaunikaičių su plaktuku baškon. Ir tas jaunikaitis tik vron, и пошел Шеврон на пол отсюда импортом. И ilgom. И išvarė. Tai dar sako žmonės, kad toj vietoj, kur įvyko šitas plaktukų stuktelėjimas, žilvyti žydai. Taip. O Slibinas miega sau ramiai. Po žemę. Nu tai va. Ir aš ten buvau. Taip. Visą pasipašiau gražiai, taip. Nuvažiavau. Gražiai su autobusu. Bet į galvą gi gavau. Nesgi palaikė mane tie vietiniai, kad čia aš esu žvalgas. Žinokit, aš dar važiuosiu tenai. Tai jeigu man taip stuktels kaip tam jaunikaičiui, tai žinokit, gali būt, kad vietoj manęs Žilvytis pasakas seks.